darbelių. Dabar noriu čia pradėti ruoštis klojinį. Tai pradžiai užsiremsiu šitą perdangą su statramščiu, kad galėčiau pašalinti šitą, nežinau kaip čia pavadinti, vamzdį. Aplink jį sukosi laiptinė, bet jis kažkiek ir prilaiko šitą kampą. Kad nebūtų reikalų, kad nepasipjaut kiaulės, tai užsiremsiu dabar ir tada šį išsipjausiu ir pradėsiu čia rinkti per dangėlę. Tik pradedu dirbti, tuoj kas nors skambino. Galima nupjaut. Pasirašėm stalą normaliai, dabar reikia sugalvoti, ką pasidėti. Papjaustysit rytoj baltos mišrainės. Baigėsi balanos. Išsikast. Neišsikast, o iškast. Taip labai jau man čia kirba. Įdomu, ar mes čia turėsim labai daug reikalų ar ne. Norėčiau, aišku, neturėti daug reikalų. Kad nereiktų čia daug prastų keisti. Pasaka. O kad pjaunu, pasirodo, net pjauti nieko nereikia. Ta kolona realiai laikėsi ant laiptų pakopų. Stebėkit, tuoj čia išimsiu savo rankomis. Aš čia gavau metalinę plokštelę, plytelę. Nieko nelaiko. Neruši. Galbūt. Tai buvo prie lubų pridėta. Tai galvojau, kad dvi plokštelės į krūvą suvirintos. Pasirodo, čia keramikinė plokštelė pakilinta. Artistai. 99 per mėnesį. Ar tai... Pereik prie GO3. Vienintelis telefonas. Pasiūlymas galioja naujiems klientams iki sausio 5 dienos. Prekybos centre visam asortimentui, specialūs atidarymo dienos pasiūlymai ir daug kitų staigmenų. Penktadienį sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola tik už 30. Tavo eglutės vos vienu paspaudimu. Pigu plus nariams net iki 40% pigiau. Atrinktiems žaislams, kalėdinėms dekoracijoms. Bėda ta, kad siena pamūryta su vertikaliai padėta skylėta geltona plyta. Tai vieną tik skylę pataikiau į briauną. Žiūrėsi, jeigu netrauks, reikia galvoti kitokį tvirtinimą. Tai atsinešiu raktą. Šitie varžtai patinka man dėl vienos priežasties, toj pademonstruosiu. Pavyzdžiui, galim sukti dviem skirtingais variantais. Galim sukti su T40, jeigu reikia kampu ar kažkur sunkiau prieiti, o reikia daugiau jėgos ir arba bijot prasukti, tai dedat ant veržliasukio
galvą. Einam pažiūrėsim, kuris mums variantas geresnis. Nuostabus sankeriai iš tikrųjų tai puikiai pritraukia, kad ir pataikiu į plytos ertmę. Tikrai pakaks ant spaudimo iš viršaus. Geri varžtai. Apipjoviau bruselį biškį ilgesnį, kad nereiktų laikyti dabar su plaktuku standžiai kalsiu. Biškį buvau pripjovęs grybo. Buvau šitą bruselį prisigrėžęs ne pagal gaišiuką kažkokiais tai būdais. Aną kampą buvau užsigrėžęs 1,5 centimetro aukščiau. Tai teko nusimti ir šitą pasikeisti skylės ir vėl užsidėti. Tai iš antro karto dabar gavosi akis. Šiandieną tikslas sudaryti čia šitą angą su plokšte, prisinkeruot, susistiprint, pasidaryti taip, kad atlaikytų betono apkrovas, tada susiarmuot. Tada antras planas pasidaryti čia klojinį, susidėti, susirišti armatūrą. Plokštę jau vakar atsipjoviau. Tai ką, pradedam šiandienos iššūkį. Atsivežiau lentų, armatūros. Visos medžiagos reikalingos surinkti klojinukam. Tai manau, šiandieną mes gal ir susirinksim. Tada jau gal rytoj žiūrėsim apie betono atsivežimą. Štai ir surinkau per dangėlę laikiną klojinuką. Einam pažiūrėsim iš viršaus, kas ten vyksta. Šitas duris naikinsis. Mūsų nauja laiptinė. Įsijungim šviesą, kad geriau matytumėm ir keliaujam viršų. Opa. Štai ir mūsų klojinukas. Taip manot, galiu atsistot? Manau, kad taip. Tai va, visokius tarpus reikia užsipūst makrofleksu. Apsipjaustyt gražiai. Na ir tada susigręžti armatūrai skylės. Reikia gręžti skylės, kad sukišti armatūrą, prie kurios pririšim išilginę. Tenai subadysim sieną, sukalsim armatūrą. Žodžiu, visų perimetrų 20 cm, manau, akį padarysim. Ir čia padarysim ne 10 storio, o biškį pakelsiu, galvoju, 20, va čia šitą ruožą, kad prilaikytų šitą kampą. O tenais šitą mažą kvadratėlį paliksim tokio pat storio, nebestorinsim. Ir kadangi išstorinsim, tai ta pilnai mūsų perdangėlė pasidės ant šitos atraminės sienos. Tenais gausis tokia standumo briauna. Ir žodžiu, čia viskas bus ledas, čia irgi pasidės ant viršaus. Planas aiškus kaip 2x2. Tai va, turim čia štai tokį reikalą. Kaip matot, perimetrų sugręžta armatūra į mūrą. Viskas ankeruota. Tai dabar susirišam karkasą.
Tai va, kaip matot, paprasta, kai geras įrankis po ranka, netrunka daug laiko. Dabar šitos išilginius prisirišim. Kur makam? Ai, nu, reikės. Jauk, nu. Tai va, prasiskaičiavau biškį su armatūra. Trūksta 4 štangų po 6 metrus. Net taip jau ir mažai. Koks čia žioplius skaičiavo. Šitas žioplius. Haha. Tai va, kaip matot, čia klojinukas irgi į pabaigą. Armatūra jau sudėta, viduj surišta. Belieka tik susistamantrint. Ir manau, rytoj užpilsim betoniuką. Ir bus penktadieniui geras planas. Per savaitgalį pastings. Ir pirmadienį jau galės statyti atraminę sieną. Tai čia, jeigu viskas pagal planą, žiūrėsim, kaip rytoj seksis. Nes gal kokios mašinos nerasim, kas betoną atveža. Maža kuo. Dar ir neskaičiavau, kiek betono kubų yra. Tai reiktų pasiskaičiuoti. Praeitam video turbūt kalbėjau, kad betoną su tačkytėm vešim į vidų. Tai susirinkęs klojinius pasiskaičiavau, kad reikia 1,5 kubo, tai labai greitai persigalvojau. Tai užsisakiau dabar antradienis, penktadienį užsisakiau siurblį. Tai kaip ir šiandieną turėtų būti, bet neužgarantavo dar iki galo. Tai žodžiu pilsim su siurbliu. Tai teks čia antram aukšte atsidaryti, išsimti šitą paketą, nes langas nedarinėjamas. Čia kišim per langą, kad užsipilt šitą per dangėlę, o pačioj per duris jau su šlanga. Tai šiandieną vat, toks ant laukimo. Neaišku, kada čia mes sulauksim. Tai kažką tiesiog lengvai krapštomės. Vakar išgriovėm kaminą. Tai vienu kaminu mažiau, beliko 2. Žodžiu, tai vat. Laukiam žinių ir tada jau kai atvažiuos pilsim. Ir aplamai, jeigu ką žinokit, kad, pavyzdžiui, tokiems darbams, ką mes čia darom, tai sausas betonas nelabai tinka. Jeigu vežtumėm ten su kokia nors savivarčių mašina, ten, sakykime, 1,5 kubo, tai atvažiuotų sausas betonas, reikėtų jį papildomai su vandeniu skiest, tada reikia vėl mišalkų vandens, žodžiu, reikalų kamazas, laikas, darbas, kaip sakant, to siurblio paslauga, tai valanda 80 eurų plus atvežimas 50 eurų. Tai gaunasi plus 130, jeigu per valandą spėjom susisukti. Bet manau, kad mes čia spėsim, nes labai nedidelė kubatūra. Tai bet kokiu atveju su tačkelė nelabai ir apsimoka. Argi, kasgi čia, kaip jūs galvojat? Agi šlangelą. Nors da biškį duok, da biškį nedaug. Nu ką, bandom pilt. Bandysime pilt, bet taip nėra buvę per langą. Olia! Nu, biškį paprakaitavom su kriaušė, padirbėjom, tai nebuvo laiko pafilmuoti, kaip mes čia pylėm. Buvo striokas, šlangą reikėjo patiem tampyti. Tai pamatukas užpiltas, bereikia užsitrint, viršui per dangėlę taip pat užpilta. Dabar nukėliau kopėčias,
Vis reikėjo čia visur su šlanga eiti. Tai dabar su protazu viršų užsitrinu ir tada bėgu į viršų ir parodysiu, kokia ten situacija. Čia va, ant tos plokštės visur yra betonas. Niekas nepasmuko, atlaikė, vanduo nenubėgo. Žodžiu, viskas ledas, einam trint. Na, o čia situacija tokia. Dabar čia prasibrauk. Patikėk, reikalų pakankamai dėl tokio mažo gabaliuko. Ką? Gerą valandėlį strioko ir viskas. Įsivaizduokit, kiek čia būtų tekę su tačka judėti. Čia jaučiu iki sutemų būtumėm judėję. Tai va. Bus geras pagrindukas naujai sienai. Lauksim porą dienelių, kad ankeriai gerai griebtų ir surinksim naują sieną. Tada prieš rinkdami pašalinsim šitą brusą seną. Ir viskas. O dabar turim kitą gerą himarojų, tai supavusius rąstus. Iš tikrųjų einam visų perimetrų ir nieko gero nerandam. Randam taip nupuvusią visą apačią. Tai buvau užtapiau medienos, dabar laukiu, turi atvežti. Grūsim fragmentus naujus, tas vietas. Toks įdomus darbas laukia, sunku čia pamatuot, sunku kažką ir papasakot. Pradžiai pradėkim, o daugiau pažiūrėsim.